Sveiki visi, čia Pauliaus pranešimai. Šiandien aš jums papasakosiu, kaip veikia automobiliai. Ne tik, kad jie važiuoja, bet kodėl jie važiuoja. Pasiruošę, sėskitės patogiai, prisisegkit saugos diržus ir važiuojam. Pirmiausia, variklis. Dauguma automobilių turi vidaus degimo variklį, kuris veikia dengindamas benziną arba dyzeliną. Degalai sumaišomi su oru ir uždegami mažame sprogime. Kai vyksta sprogimas, stūmoklis stumiamas žemyn. Tai sukuria judesį, kuris per veleną ir pavaras pasiekia ratus. Bet vien variklio neužtenka. Judesį reikia perduoti ratams. Tam yra pavarų dėžė arba transmisija. Kai važiuoji lėtai, reikia žemų pavarų, o kai greitai – aukštų. Automatinė pavarų dėžė pati viską keičia, o mechaninė valdai pedalais ar svirtimi. Dabar ratai ir važiuoklė. Jėga iš variklio per transmisiją keliauja į pavaros ašį, tada į ratus. Yra priekinė pavara, galinė arba 4 varomi ratai, kaip visureigiuose. Kartu važiuoklė ir amortizatoriai sukelia kelio duobes, kad nepurtytų. O kaip mes sustojam? Naudojam stabdžius. Paspaudus pedalą, į stabdžių diskus ratuose suspaudžiamos kaladėlės ir ratas sustoja. Tai veikia kitaip žinomų hidraulinių slėgių. O vairavimas – tai priekiniai ratai pasisuka per vairo kolonėlę. Ne tą kolonėlę, kurią naudojat paleisti muziką. Visiškai kitą dalį. O kai mes sukame vairą, ta kolonėlė pasisuka ir pasuka priekinius ratus. Paprasta. Tai va, variklis – sprogimai. Transmisija – jėgos perdavimas, ratai – judėjimas, stabdžiai – sustojimas. Taip greitai galite pasakyti, kaip veikia automobilis. Ir taip, iš tikrųjų, kad taip sakant, paprastai veikia automobilis. Jei patiko, prašau palaikinkite šitą video, paprenumeruokite ir parašykite komentaruose, kokia kita tema turėčiau padaryti kitą video. Ir labai ačiū, kad žiūrėjote.